Sveikas gyvas, Laurinai. Sveikas, Sauliau. Laurinai, turi prašymą, turi užsakymą. Taip. Nesakai, kad neatsinti. Šį kartą nedidelis. Visai nedidelis 20 kvadratų balkonas. Gerai? Aš tau jį permetu. Greitai. Va štai projektas. Siūsti. Gavau, Sauliau. Labas, Mariu. Reikėtų surinkti užsakymą ugnies valdovo. Laurinai, neišsigas. Šį kartą aš ne vienas. Be problemų, Sauliau. Už mane stovi 22 000 sekėjų, kurie pavasario atėjus užduoda labai daug klausimų. O kokie dažniausiai klausimai kyla? Žiūrėk, dažniausiai būna taip. Ką gali rekomenduoti? Tada aš tokius du esminius klausimus užduodu. Kokią kvadratūrą ir kokį biudžetą skiriate terasos įrengimui? Nes šitoje vietoje aš norėčiau, kad mes perėtume per finansinius rėžius. Ne, vat, aš turiu pinigų sumą, ko aš galiu norėti, ką galiu įsirengti. Šitoje vietoje aš, kaip sakau, atmetam meistro darbo kainą. Ne? Mes kalbėkim tik tai apie medžiagų krepšelį, kokie sprendimai galimi turint tam tikrą pinigų sumą. Tai dabar klausimas, kad pati mažiausia, nuo ko galima pradėti, norint įsirengti, kokybiškai įsirengti terasą, neaukojant kokybės. Tai kalbant apie klasiką, tai būtų vakuuminiu būdu impregnuota pušis. O kiek kvadratas dabar jos? Apie 60 eurų grubiai. Tai dabar, jeigu mes 60 eurų, standartinė terasa 25-30 kvadratų, kur žmonės būna. Tai mes kalbam 1,5–2 tūkstančiai eurų biudžetas. Ne? Taip. Aš turiu tokią sumą, man rekomenduoja. Būtų klasika, vakuuminiu būdu impregnuota pušis. Žiūrint į šitą lentelę. Dažniausiai renkasi klientai paprasčiausią variantą, kuris kainuoja iki 60 eurų už kvadratą. Dėjimas paprastas, montavimas, tarnavimas apie iki 10 metų. Nu jo. Aš iš tiesų irgi savo pirmas terasas padariau iš vakuuminių būdų impregnuotos pušies. Tai yra tikrai kaip mano pradžiamokslis irgi būtent buvo ant šito. Ką aš galiu pasakyti, tai yra tvirta medžiaga, viskas tvarkoj, bet kas man nepatinka, kad tai yra gyva mediena. Jinai deformuojasi, jinai aižėja, pietinėje pusėje, jinai sakuojasi. Sprendimas, kaip sakė, 10 metų ir jie reikia prižiūrėti. Kiekvienais metais alyvuoti. Taip, teisingai, alyvuoti reikia. Rekomenduotina. 2 kartus per metus. Tai pavasarį ir rudenį su voko alyva. Ir paminėjai, kad sakuojasi. Tai čia, Sauliau, ne bėda. Yra sakų valiklis, visą laiką galima su sakų valikliu išsivalyti sakus. Tai ir kaip sprendimas yra pakaitinam su fenu, pavalom su sakų valikliu. Keli kartai viskas, sakau, nebėra. Galima džiaugtis terasą savo. Bet čia, kaip aš sakau, dar vienas minusas, tai ką tu sakai, vakuuminiu būdu impregnuotos pušies, jinai mėgsta dėmesį. Alyva, sakų valymas ir panašus dalykai. Jeigu, sakai, yra problema, galima rinktis termomedieną. Tai, trumpai tariant, negyvas medis. Mechaninis savybės kitokios. Jie yra minkštesnė, šiek tiek trapesnė už impregnuotą medieną, bet ją klientai labiau renkas. O dabar koks kainų rėžis? Termomedienos kaina yra apie 80 eurų. Visas sumuštinis terasas. Bet termomedžiai reikia ir kito karkaso. Teisingai. Būtinai reikalingas termopušies karkasas, kad būtų vientisa ta pati medžiaga. Aš iš tiesų, kai pradėjau terasininko karjerą, termopušies man buvo labai didelis minusas, tai yra trapesnė. Yra trapi, yra minkšta ir atrodo mažiausias kažkas nukrito ar masto įmušimą. Bet per eilę metų, kai aš pradėjau ardyti senas terasas, 12, vadinasi visai nesnei 10 metų senumo termopušies terasą ardžiau, jinai atrodo kur kas geriau negu kokių 3-4 metų vakuuminiu būdu impregnuota pušis. Reikia nepamiršti, kad yra minkšta mediena, taipogi ją reikia alyvuoti. Kiekvienais metais. Bet šitoje vietoje, ką aš galėčiau pasakyti, jeigu tu vienais metais nesualyvai termomedienos, jos eksploatacijai tai nekenkia. Tu turėsi netvarkingą terasą papilkėjusią
bet jos ilgamžiškumas tai neįtakoja, kad tu nenulaivuoji. Sauliau, tai čia ne problema. Galima kiekvienais metais valyti trasą su wood cleaneriu puikiausiai ir išspręsti visus problemus. Tai gerai, mes dabar baigiam termopušies sprendimu. 80 eurų kvadratą arba įmant visą terasą, tai yra 2-3 tūkstančiai eurų už visą terasą. Ne? Taip. Toliau kylant. Toliau kylant aukščiau, mums būtų reikalingas aliuminis karkasas. Kodėl? Tai yra ilgamžiškesnis sprendimas. Tai būtų 10 metų, 25 metai arba 50 metų. Nu jo, tokiem sprendimam, kurie 50 metų garantija dėti medinį karkasą, tai toks keistai atrodo. Taip, taip. Bet žiūrėk, Laurinai, dabar aliuminis karkasas, ne? Tada skirkim, kaip suprantu, visiems sprendimą aliuminis karkasas plus danga. Kiek kainuoja įsirengti tik tą aliuminį karkasą? Ne kvadratas? Esi įsivedęs šitą skaičių? Esu įsivedęs. Tai grubiai apie 100 eurų aliuminis karkasas. Tai tai standartiniai mūsų terasai 2,5 tūkstančio eurų vien karkasas. Taip. Ne? Taip. Gerai, karkasai. Bet čia jau advanced lygis. Ne. Tavo dėka, tavo kanalo dėka statome jums. Jie pasižiūri video ir patys klientai ateina pas mane ir sako, Laurinai, aš noriu iš aliuminio karkaso, nes mačiau pas Saulių, parekomendavo, darom taip. Advanced lygio buitinis vartotojas. Gerai. Aliuminis karkasas, kokios dangos dabar galimos ant šito karkaso? Aukštesnė kategorija norėčiau pradėti nuo VPC lentų, medžio imitacijos lentų. Turim kelis brandus, medžio imitacijos, neįgerimą Newwoodo, Trexa. Klientai renkasi dažniausiai pagal finansus, tai yra premium, ekonomikos klasės neturim. Ekonominė klasė, aš bent, kaip sakau, ekonominė klasė tai yra iki 3 metų. Teisingai. O kainuoja 30-50 eurų ribose tik tai danga, tai faktiškai aš visada sakau, geriau imkite paprastą elementarią pušelę, nes po 3 metų jūs ją galėsit renovuoti ir atrodys naujai. O eko klasės tu jau net naujinsi, jos kelias į šiukšlyną greičiausia. Taip, tai turim tą vidurinę klasę už 60 eurų kvadrato kainą. Įvairiausi. Yra neįgeriamoji lenta, nieks neįsigeria. Kitas variantas yra klasika, rifliuotas, arba kita pusė lygia, galima pasirinkti. Jokio skirtumo, nusipirkau lentą ir galiu bet kurį. Teisingai, taip, skonio reikalas. Ir aukštesnis variantas būtų Trexas. 25 metai garantija arba 50 metų garantija. Dabar apibendrinam. VPC vidutinė klasė. Finansai, kiek tai kainuoja ir kokios garantijos? Tai garantijos yra 10 metų, kaina apie 60 eurų, grubiai kalbant. Žiūrint dar į aukštesnį lygį, tai būtų premium klasėje nuo 100 eurų iki 200, nuo 25 metų garantija iki 50 metų garantija. Matau. Dabar VPC, aš kaip sakau, tai yra ne gabaliuko sprendimas, kad jį įsivertinti, reikia visos terasos. Čia pas jūs yra visas ekspozicijų centras. Taip, galime keliauti, Sauliau. Einam, pasižiūrėsim gyvai, kaip jie atrodo. Taip, Sauliau, va, yra didesnė terasa, iš karto kitas matomumas. Ne lentelę mes žiūrim, o iš karto pilna terasa. Jo, čia yra nulinio gerimumo, ne, tas Newwoodas sprendimas. Teisingai, taip. Nu jo, iš tiesų, kai gabalą paėmė, tai atrodo vienaip. Ant viso ploto dideliam jisai visai kitaip išiškėja. Taip. Ir dar, Sauliau, nepaminėjau, yra kelių tipų Newwoodas. Medžio imitacijos ir šukuotas. Tai klientas irgi gali pasirinkti tą arba tą. Supratau. Čia jau skonio reikalas. Teisingai. Nu jo, žiūrėk, mes tam natūralaus medžio terasą. Taip. Nu čia jau matosi, kad kompozitas, jeigu, kaip sakiau, griežtos linijos, o čia yra medžio raštas, šakos, visi kiti dalykai. O kas čia per medis? Labai įdomus sprendimas. Čia medis yra termouosis. Termouosis. Nei šakų, nieko neturi. Įspūdingas medis. O kaip jo eksploatacija? Eksploatacija yra 15 virš metų. Neturi jokių įgeriamumų, galim sakyti taip. Įsibraižymų. Tai grubiai apie 80 eurų, 88 už kvadratą. Toks vienas iš, kaip sakau, brangesnių variantų. Taip. Supratau. Vat čia gal, čia matau yra
jau to klasikinio kompozito, kuris įgeria drėgmę. Ir aš kaip sakau, žmonėms kartais nepatinka, kad jau ten yra šviesūs plėmai, o čia dar šlapia ir tas labai kontrastas šlapi sausa. Viskas gerai, žinok, Sauliau. Kai nudžiūsta to lygiai vienodai, viskas. Tai to nereikia pabijoti, kad čia buvo šlapia, įsigėrė kažkas, to lygiai viskas gražiai išsiskirsto. Dabar žiūrėk, šitam klasikiniam kompozitui jos skaitos minusas yra tai, kad jisai įgeria drėgmę, įgeria aliejų, įgeria tauką, ne, įgeria kavą. Kažkokios priemonės, prevencija, kad šito nebūtų yra? Taip, yra. Tai yra wood shieldas, kurį mes galime padengti terasą ir tų problemų galima išvengti įgeriamumo. Supratau. Vat, Laurinai, žiūrėk, aš dar beeinant prisiminiau vieną klausimą, ką aš gaunu iš savo žiūrovų. Termomedis ir spalva, ne? Taip. Tai klausimas, kaip su šitą dalyku? Ir aš visada sakau, jūs renkatės lentą, jeigu kalbam apie pušį, bet spalvą, jūs galite pasirinkti kokią norit, nes jinai alyvuoja. Teisingai. Tai yra net 13 spalvų, 13 spalvų palečių, bet kurią galima spalvą pasirinkti pagal skonį. Ir jie ko gero galima keisti kiekvienais metais, jeigu tau matai, kad nepatinka, ne? Teisingai, nepatiko viena spalva, galima su deep cleaneriu, kaip minėjau, išsivalyti, ar papilkėjimą, ar pačią spalvą galima nuimti ir nusilyvoti savo patinkančią spalvą. Tik tai ko gero, jeigu vienais metais juodą pasirinksi, kitais metais baltos jau sunkiai bus. Sunkiau bus. Reikės dar palaukti 2 metus grubiai ir tada su deep cleaneriu nusivalyti. Supratau. Gerai. Va dar šičia, ką aš matau, akmens masės plytelės, ne? Ne, Sauliau. Panašiai akmens masė, bet čia yra porcelianinis plytelis. O koks skirtumas? Skirtumas tai, kad jos mažiau braižosi, mažesnis įgeriamumas, kokybiškesnis. O dabar klausim, kur jas geriausia naudosi, ne? Šitą, nes akmens masė vis tiek yra tam tikra specifika, akmuo. Taip, tai dažniausiai naudojama prie baseinų, prie restoranų, kur yra daug žmonių, didelis srautas. Mažai esu padaręs šitų akmens arba porceliano plytelių. Dažniausiai tai yra tik tai intarpai į tos klasikinės terasas, tai yra barbecue zona, laužavietė ir panašiai, nes jų dažniausiai naudojama akmens masė. Ten, kur reikia mažai priežiūros, ilgamžiškumas ir labai intensyvus naudojimas. Tai yra balkonai, stogai, visuomenės paskirties patalpos. Nu, tai nėra mano specifika. Supratau, Sauliau. Šitas dalykas eina kartu su aliuminio karkasu. Kaip minėjau, aliumininis karkasas yra apie 100 eurų grubiai, tas pats sumuštinis, tai mes galim pasirinkti arba VPC dėti dangą, arba porcelianinis plyteles. O kiek dabar porcelianinių plytelių kvadratas grubiai? Tik porcelianinis grubiai apie 50 eurų. Tai realiai terasos kvadratas 150. Taip, jau čia taip galime net ir užmesti. Supratau. O dabar pačių plytelių pasirinkimas, ne? Matau, yra ten irgi standas. Įvairovė. Turime įvairiausių plytelių, įvairiausių spalvų, įvairiausių matmenų. 60x60, 90x90, 60 ant 1,20 m. Skonio reikalas. Tik tai reikia išsirinkti. Bet jūs, kaip sakei, ją rekomenduojat ant metalinio, ant karkaso. Taip. Jo, nes mačiau, būna sprendimų, kad tik taip pjedestalas, plytelė ir bus labai gerai. Variantas yra ir toks, kad galima dėti ant pjedestalų. Tai dažniausiai šitą variantą renkasi balkonuose, kur gruntas yra tvirtas, niekas nevaikšto. Tai optimaliausias sprendimas. Tai galima grubiai įeiti į kainą apie 70 eurų. Visas bendras sumuštinis. Pjedestalai ir plytelis. Viskas. Karkasų nereikia. Karkasas dažniausiai naudojamas tada, kai yra gruntas, molis, smėlėta žemė. Tada renkame poliai, įsukami sraigtiniai poliai, tada aliuminis karkasas. Nu, aš iš tiesų tai sprendimais, kurie be karkaso nelabai tikiu, nes jie labai greitai išsivaikšto, pabyra ir tos grožio, kad linijos tvirtumo, nu ir nebelieka. Taip, aš rekomenduoju visą laiką klientam, jeigu investuojam pinigus, tai investuokime iki galo. Gerai, Laurinai, mes labai daug kalbėjom apie pačias dangas, bet ta suma, ką mes vardinam, tai nėra vien danga, tai yra pilnas terasos komplektas, ne? Kas į jį įeina? Taip, į jį įeina įvairiausių detalių. Tai galime keliauti į parduotuvę, parodysiu. Gerai, grįžtam tada. Taip, Sauliau, tai yra pagrindų paruošimas, karkasų surinkimas, lentų priveržimas, susukimas ir priežiūra terasos. Supratau. Gerai, pagrindo paruošimas dabar, ne? Geotekstilė dedasi. Teisingai. Šitą turit. Taip. Poliai, pjedestalai.
Tai turim keletą tipų. M tipo arba U tipo. Dabar yra naujiena. Ilgasrygis. Galime sukti ilgasrygį. Nes aš dažniausiai naudoju M tipo, nes aš galiu tada ilgasrygio labai susigaudyti aukščius. Nes kai yra sudėtingos terasos, ten palangės, langai, su U tipo tu iškart turi ateiti į tą aukštį, kurios būtų teraso. Čia matau, jūs padarėt naujovę. Sriegiai, kad būtų ilgasrygis. Nu, toks tarpinis variantas tarp M ir U tipo. Labai fainas variantas. O dabar, Laurinai, žiūrėk, aš dar matau, yra smulkaus sriegio ir stambaus sriegio, ne? Kada jūs rekomenduojat vieną ir kada kitą polį? Tai smulkaus sriegio rekomenduojam tada, kai yra tvirta žemė, molis, perdžiūvęs molis, kad tas smaigalys įsisuktų tvirtai ir galėtų keliauti tolyn į žemę. Platesnius polius naudojam tada, kai yra smėlis, išjudinta žemė. Žodžiu, minkštas gruntas. Taip. O pjedestalai dabar? Pjedestalai naudojame tada, kai negalima įsukti polio. Tai pavyzdžiui būtų balkonas. Irgi žemės, kur būtų laistymo visa sistema padaryta, drenažai visi. Daug komunikacijos po... Teisingai. Taip. Tai naudojame pjedestalai. O dabar žiūrėk, kainos atžvilgiu, nes pavyzdžiui, įrenk polius ir įreng terasą ant pjedestalų, kainos skirtumas irgi yra. Nes pavyzdžiui, polius kiek? Grubiai vidutinė kaina, 1,20 m polių yra? Apie 18 eurų. O pjedestalas? 3 eurai. 3 eurai. Nu, apie 15 eurų skirtumas į kvadratą, jeigu darom tą ir tą sprendimą. Taip. Gerai, dabar karkaso tvirtinimas. Ne? Tai yra, matau, juostos visos, karkaso tvirtinimo, čia yra medinio karkaso, ne? Tai karkasui turim varžtų tam specialių, ar mediniam, ar aliuminiam karkasui susukti. Taip pat karkasui naudojamos juostos, apsaugant medieną. Hidroizoliacinės. Taip. Taip pat nematomas tvirtinimas kamo. Nuostabus dalykas. Čia mediniam terasiniam lentom. Vakuminiu būdu, termopušėm, ne? Taip. Taip pat turim įrankius įvairiausius. Aišku, jų nebūtina pirkti. Mes taip pat juos nuomojam. Taip, taip. Tai iš principo pas jūs aš gaunu visą komplektą medžiagų ir jeigu tai yra medinė terasa, aš galiu ir įrankius pasiimti. Teisingai. O tik tai kamo, ar yra šitie visi nuomojai pritraukėjai, suveržėjai, kad darbas greičiau sklandžiau? Yra nuomojami. O tiesa, grįžtant prie polių, jūs ne tik parduodat, bet irgi visa įranga, ne, nuomai. Teisingai. Tai perkat polius, iš karto galima įsigyti nuomą įrangą. Supratau. Gerai. Ir paskutinės sritis, matau, čia. Taip, tai čia yra priežiūros priemonės, bet jų dažniausiai reikia po metų, po kelių metų, kai jau terasa būna šiek tiek apsinešus. Tai galim keliauti jau į sandėlį, manau, bus surinktas tavo užsakymas ir nepamiršk kuprinės. Gerai, ačiū labai tau. Prašau, kai pamiršai atsiųsti laišką. Tai visą laiką siūsk laiškus. Mes sutarėm, kad tai buvo paskutinis kartas, aš dabar atsiųsiu visada. Tai čia jūsų naujasis sandėlis. Taip, sauliu. Taip. Normaliai visas terasų logistikos centras. Teisingai. Jau turim ir Kaune, tai ko tik prireiks, turėsim Kaune. Jeigu netyčia Kaune trūksiau prekių, be problemų, turim ir kitus 2 sandėlius, Vilniuje ir Klaipėdoje, pasirūpinsim medžiagomis, kad jom netrūktų. Nu, ne veltui aš Tomui sakiau prieš metus, sakiau, kai tu atėjai, sakau, Tomai, Laurinas, vaikis, kuris tolėjus. Kas toliau dabar jūsų planuose? Kas toliau? Tai toliau stengsimės daryti, kad priimti sprendimus, kurti dar tobulesnes medžiagas, stengsimės plėsti asortimentą, kad klientai lengviau pasidarytų savo terasas. O, tavo užsakymas paruoštas, Sauliau. O, aliuminis karkasas. Termopušės lentos, taip. Supratau. Tai gerai, ačiū labai tau, Laurina, už šitą kelionę, už konsultaciją. Ačiū. O aš tada skambinu Aldevinui, kad jis atvažiuotų, paimtų šitą atsakymą ir nuvežtų tiesiai į objektą. Gerai, Sauliau. Ačiū labai. Iki.